Sveiki, aš esu mokytoja Greta ir šiandienos tema yra kaip apskaičiuoti kraštinių ilgius naudojantis sinusais, kosinusais ir tangentais. Už šią temą dėkoju savo žiūrovui Robertui. Jei ir jūs turite pasiūlymų pamokų temoms, tai galite šias idėjas rašyti komentaruose arba su manimi susisiekti elektroniniu paštu. Taigi pradėkime. Šiandien spręsime šią užduotį ir turime trikampį MNK, kurio kampas K yra status, tai reiškia, kad ir pats trikampis yra status ir mums reikės apskaičiuoti kraštinę, žinant kitą kraštinę ir kosinusą, sinusą arba tangentą kažkurio tai kampo. Taigi pirmiausia nusibrėžkime brėžinuką. Tas brėžinukas neturi būti nei gražus, nei ką, jisai turi būti schematinis, kad mes suprastumėm, apie ką eina kalba. Aišku, jeigu jūs naudositės, tarkim, liniuoti ir pieštuku, tai bus labai gerai, bet tai nėra būtina. Tai pasižymiu dabar raideles, pasakyti, kad K yra status, o kitos dvi raidės nelabai ir svarbu, kurie yra kurie. Bet aš visada rašau iš kairės į dešinę. Tai ką mes turim? Mes turim MN, štai čia, o mums reikia sužinoti MK ir mes žinom kosinusą kampo M. Tai pasižymim kampą M ir prisimenam, kad kosinusas yra santykis dviejų kraštinių. Kraštinės, kuri yra šalia to kampo, šalia. Ir įžambinės. Šitą dalyką reikia mokėti mintinai kaip taisyklę. Tai mūsų kosinusas kampo M. Kaip jisai buvo apskaičiuotas? Tai buvo padalinta MK iš MN. Mes MK nežinom, nes mūsų prašo suskaičiuoti MK. O MN mes žinom, tai yra 6 cm. Ir kai apskaičiavo, gavo 40. Tai va dabar šitą dalį aš nusirašysiu į atskirą eilutę, kad MK padalinta iš 6 yra ne kas kita kaip 40 ir užsirašysiu, kad ne per dešimtainę trupmeną, o per paprastą. Ir ką mums visą tai primena? Mums primena ne ką kitą kaip proporciją. Tai jeigu aš ieškau MK, va šito, aš nežinau, tai ką aš turiu daryti? Aš turiu va taip, kryžmai sudaugint ir iš to, kas liko, padalint. Kaip tai atrodo? MK bus lygu kryžmai sudauginu 6 kart 4 ir dalinu iš to, kas liko, dalinu iš 10. 6 kart 4 yra 24. Padalinu iš 10, gaunu 2 sveikus 40. Tai ir yra mūsų atsakymas. Nepamirštam matavimo vienetų, buvo centimetrai. Judame toliau. Taigi einame prie B dalies. Tai trikampis tas pats, MNK. Jisai yra status, K kampas yra status. Mes ieškosim kraštinės MN. MN, va šitos nežinom, įžambinės. Kai žinom MK yra 9 ir žinom sinusą kampo N. Tai kampas N yra štai čia. Ir jo sinusas yra santykis dviejų kraštinių. Kraštinės, kurie yra priešais ir įžambinės. Tai ir užsirašykim, kad sinusas kampo N yra santykis dviejų kraštinių. Kraštinės, kuri yra priešais, tai yra MK ir įžambinės, kuri yra MN. Tai MK žinom, tai yra 9, MN nežinau, prašysiu surasti. Ir kai apskaičiavo, gavo 3/4. Tai vėlgi nusirašau tą dalį, tą pabaigėlę va šitą ir ieškosim MN pagal proporcijos savybę. Tai dabar ko aš nežinau? Nežinau MN,
Tai reiškia, va taip, kryžmai sudauginsiu ir iš to, kas liko, padalinsiu. Tai bus 9 kart 4 padalinta iš 3. Čia mums susiprastina. Gaunasi 3 kart 4 – 12. Ir čia ir yra atsakymas. Nepamiršta matavimo vienetų buvo centimetrai. Judame toliau. Taigi tas pats trikampis. Mes ieškosime NK, žinodami MK, kad tai yra 24, ir naudosime tangentų kampo M. Tai tangentas kampo M buvo apskaičiuojamas, dalinant kraštinę priešais tą kampą, tai NK, iš kraštinės, kuri yra šalia to kampo, iš MK. Tai NK mes nežinom, MK yra 24, o kai apskaičiavo, gavo 1/2. Tai vėl tą pabaigėlę nusirašau. Ir vėl pagal proporciją apsiskaičiuosim. Tai kryžmai sudauginu, iš to, kas liko, padalinu. Tai bus 24 kart 1 dalinta iš 2. Tai yra 12. Ir tai yra atsakymas. Pamiršta matavimo vienetų buvo centimetrai. Tai šiandien tiek. Jeigu turite klausimų, idėjų, temoms, norite pasitarti, galite su manim susisiekti komentaruose arba dabar matomu elektroniniu paštu. Linkiu sėkmės, ačiū, kad žiūrite ir susitikime kitose pamokose. Iki.